Kaip patikrinti termoporą MOK 3021. Iš esmės galima visas taip tikrinti. Čia yra diodas, kadangi nėra tiesioginio sujungimo, tai tenai yra tas diodas užsidega ir tada tarp šitų šoninių kontaktų, tai būtų 4 ir 6, susidaro varža, nedidelė varža, kuri ir įjungia, ką reikia ten įjungti. Aš, pavyzdžiui, tikrinau tokiu būdu. Tai būtų, įsimatavau, kiek reikia maždaug, kokio voltažo diodas yra, kad jo neperdeginčiau. Nes kadangi galima perdeginti, tai aš paėmiau su testeriu ir pasimatavau, kiek čia yra. Rodo 1,17 infraredinis diodas yra įdėtas viduje. Tai iš esmės realiai galima paduoti maždaug iki 1,5 volto, kad nesudegintum. Tai aš nusistačiau, kad būtų nuo 5 voltų, nes kadangi maitinsiu su 5 voltais. Dabar pajungiu pliusą, minusą kol kas nejungiu. Arba galiu pajungti ir minusą, nes kadangi čia srovė dar neteka. Ir matuoju, žiūriu, kas gausis. Realiai, ką aš turėsiu. Išėjime 4 ir 6 pinuose. Kol kas nieko nėra. O jeigu aš paduosiu srovę, dabar paduodu srovę ir išsijungia. Paduodu srovę 5 voltus ir aš matau, man duoda 18 kilo ohmų. Tai vadinasi optopora sveika.